Jūs klausotės Mėnulio radijo pasakos Pramiegotas gimtadienis. Turbūt daug skaitote, todėl žinote, kad rudosios meškos nueina žiemos miego. Ne tik jos, bet ir ežiai, voverės, net ir barsukai bei peliukai irgi nueina žiemos miego. Viena voverytė šią žiemą taip saldžiai miega, tiek riešutų prisirinko, kad miega ir sapnuoja ji sapną. O mes jums tą sapną štai ir papasakosim. Taigi voverytė vardu Selina sapnuoja, kad ji visai ne voverytė, o graži mergaitė geltonais plaukučiais, tik be uodegos. Mergaitė Selina eina į mokyklą, drožia pieštukus, o po pamokų šokinėja ant batuto. Vakare grįžta namo, o vakarieniai mama paruošusi dubenėlį riešutų su saldžiu pienu. Valgo Selina, geria, tik staiga vienas migdolas iššoka virš aukšto ir sako: Selina, Selina, tu labai pavargai, marš greit miegot. O šalia jos sutarška ir baltas anakardis. Tikrai, jau net kramtai mus taip lėtai iš to nuovargio, kad mums nusibodo, verčiau eik pamiegot. Ir iš tiesų, juk šiandien tiek pieštukų sudrožė, tiek ant batuto prisišokinėjo. Selina pasijaučia mirtinai pavargusi ir įsikišusi anuos du riešutėlius kišenėn, maža ką gal vidury nakties pralks, nubidzena iki lovytės. Nusirengia suknelę, riešutėlius po pagalvę pasideda ir ima snausti. Taip saldžiai, taip minkštai, kaip ant debesėlio. Ir sapnuoja tada Selina, kad ji visai ne mergytė, o maža voverytė, kuri miega medžio drevėje. Pabunda voverytė ir pasijaučia praalkusi. Kaip gerai, kad po pagalvė yra riešutėlių. Vieną tą baltąjį anakardį sutriauškina ir iškiša laukan uodegą kaip kokį termometrą patikrinti oro. O lauke vėjai siaučia, pūgos pūsto, medžių šakos kaukia. Žodžiu, tai baisu, kad iš karto susigrąžina uodegėlę vidun ir nusprendžia, kad tikrai dar nemetas jai keltis. Kągi ji veiks, nei pieštukų padroš, nei ant batuto pašokinės. Voverytė pasitvarko patalus ir vėl užmiega. O jos sapnas, žinoma, tęsiasi. Prabunda mergaitė Selina kitą rytą, žiūri, vieno anakardžio po pagalvę nebėra. Gal ir suvalgė naktį, bet nepamena, kaip keista. Kol rengėsi suknelę, prisimena, kad sapnavo esanti maža voverytė, kuri miega medžio drevėje. Selina eina į mokyklą, bet lauke taip šalta, toks vėjas, kad kaulus kiaurai košia. Na ir gerai dabar voverytei, miega sau ir tiek, svarsto Selina. Eina po pamokų ant batuto šokinėti, bet kojos taip sušalę, kad visai nebegali pašokti. Grįžta namo, valgo vakarienę ir skundžiasi riešutėliams. Aš norėčiau būti maža voverytė, kuri visą žiemą miega, o man reikia eiti į mokyklą, anksti keltis, o lauke taip šalta, kokia neteisybė. Baisi neteisybė, sutinka Pistacijos. Teisybės ant žemės niekada nebuvo ir nebus, suburba graikinis riešutas, bet kiti jį greitai užčiaupia. Selinyt, o kas tau darbo? Saldžiai čiauška migdolai. Eik ir miegok sau ir nestatyk žadintuvo. Kiek išmiegosi, tiek, juk visi vaikai turi teisę bent kartą gyvenime gerai išsimiegoti. Turi teisę, turi, piene taškėsi lazdyno riešutėliai. Teisę išsimiegoti, užbaubė didysis pekano riešutas. Selina taip padrasinta nieko daugiau nebegalvojo. Nuėjo ruoštis miegoti, o žadintuvą išnešė į balkoną. Tegul sau skambina langams ir vėjams. Ir tada Selina užmigo žiemos miegu. Taip ir galėtų baigtis ši pasaka, bet pasakai baigti sutrukdė gimtadienis. Tuk, 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 pabeldė jis į duris. Ko jūs norite, mes miegame žiemos miegu, nenoriai pravėriau jam durų kraštelį.
Labai atsiprašau, kad trukdau, bet esu Selinos gimtadienis, šiandien man metas ateiti. Greit pasižiūrėjau į kalendorių. Nagi tikrai šiandien gruodžio 14, Selinos gimtadienis. Bet Selina dabar miega, gal galite ateiti poryt? Atleiskite, negaliu, aš toks užimtas poryt, Gedimino gimtadienis, o greit jau ir Jėzaus gimtadienis, tiek reikalų nespėju suktis, žinokite, tik šiandien turiu laiko. Stoviu prie durų ir galvoju, ar pažadinti Seliną, ar leisti jai pramiegoti savo gimtadienį. Padarykime taip, sakau, jūs, ponė, gimtadienį palikite Selinai raštelį ir žinoma dovanų, kurias turite, o kai jie atsikels, aš jai perduosiu. Na gerai, paprastai mes taip nedarome, bet aš toks susijėmęs, kad neturiu laiko su jumis ginčytis. Ir palikęs raštelį bei visas dovanas, jis nuėjo dirbti kitų gimtadienių. Dabar gimtadienis man nebetrukdo, todėl galiu baigti šią pasaką. O baigėsi ji štai taip. Kovo 15 voverytė prabudo, nes pasijuto labai alkana. Sutriauškino likusį migdolą, o tada iškišo uodegą laukan pamatuoti temperatūrą. +10, vėjas pietvakarių, gal ir nieko. Nusprendė ji ir išlindo visa. Pasirąžė ir nušuoliavo išgirsti naujienų. Bet viskas, ką išgirdo, buvo baisiai garsiai tarškantis žadintuvas kažkieno balkone. Jis zvimbė ir barškėjo, atrodė, kad langai tuoj susprogs. Laimiai mergaitė Selina pabudo laiku, nubėgo išjungti žadintuvo ir langai nespėjo susprogti. Pasirąžė Selina, saulė lauke šviečia, gal ir metas jau keltis. Tik žiūri, ant stalo guli krūva gražiai supakuotų dovanėlių ir raštelis. Paima Selina raštelį į rankas. Gerai, kad miegodama žiemos miegą nepamiršo, kaip skaityti. Miela Selina, skaito ji, aš tavo pramiegotas gimtadienis, šilčiausi linkėjimai ir sveikinimai. Pridedu ir kalėdinės dovanas, nes esu tikras, kad kalėdas taip pat pramiegosi. Pasirašo ponas gimtadienis. Data 2023 gruodžio 14. Sukikena Selina ir nuneša raštelį parodyti mamai, o mama kepa blynus virtuvėje ir pamačiusi Seliną sušunka. Pagaliau, labas rytas, dukrelė. Labas rytas, mama, kaip skaniai kvepia tavo blynai, tu pati geriausia mamytė. Matote, kokie mandagūs būna įsimiegoję vaikai. Tuo ši pasaka ir baigėsi. Visiems linkiu saldžių sapnų ir blynų.